Aš jam kartais vis primenu, žinokit, apie tai, vat, jau mes ten kažką jau taip jau vienas, taip, kamoliuką, taip jau pradedam pingpongų mėtytis, sakau, tu naik tą savo reelsą pasižiūrėk. Ja, arba savo kursą pasižiūrėk, sako internete. Ir jinai teisi būna, nes čia labiausiai apie komunikaciją būna. Taip. Jo, tiksliai, jo, dėl komunikacijos. Kai prasideda kaltinimai vienas kitam, tarsi ne iš blogos valios, bet kaltini, kad tu kažko nepadarai, tu nepadarai. O mūsų komunikacijos pats mokau žmonės, kad negalima kaltinti vieni kitų, reikia išsakyti savo poreikį iš esmės. Ne, tai viskas yra normalu, mes esam žmonės, mes turim tos įrankius, tik faktas, kad kartais būnant tiek įsijauti į kažkokią kitą rolę, kitą vaidmenį, kad tu tiesiog nebepritaikai tų įrankių. Tai yra kaip receptas, bet kartais mes irgi įdedam per daug miltų arba cukraus pagal nuotaiką, tai lygiai tas pats santykiuose. Tie miltai dažniausiai būna persitempimas, kai mes esam pervargę, taip pat kaip ir daugumai žmonių.